Sveiki, brangus draugai. Su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Prie Damasko vartų. Kai atjojo netoli Damasko, staiga jį apšvietė iš dangaus šviesa. Nukritęs žemėn, jis išgirdo balsą. Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji? Apaštalų darbų 9 skyrius, 3-4 eilutės. Su galilėjiečių mokinių, bendravusių su Jėzumi, tikėjimu ir patirtimi Evangelijos darbe, susivienijo ir Jeruzalės rabino karštas uolumas bei intelektualinė jėga. Romos pilietis, gimęs pagonių mieste bei žydas ne vien tik savo kilme, bet ir auklėjimu, patriotiniu pasišventimu bei religiniu tikėjimu, mokysis Jeruzalėje pas žymiausią iš rabinų ir susipažinęs su visais įstatymais ir tėvų tradicijomis, Saulius iš Tarso labiausiai didžiausi savo tauta ir karščiausiai degė panieka kitoms tautoms. Būdamas dar jaunas vyras, jis tapo garbingu Sinedriono nariu. Į jį buvo žvelgiama kaip į daug žadantį žmogų, uolų tėvų tikėjimo gynėją. Teologinėse Judėjos mokyklose Dievo žodis buvo pakeistas žmogiškų išvedžiojimų. Dėl rabinų tradicijų ir išvedžiojimų jis neteko savo galios. Labai neapkęsdami Romos okupantų, jie puoselėjo pasiryžimą ginklu atgauti savo tautinę nepriklausomybę. Jie neapkentė ir žudė Jėzaus pasekėjus, kurių ramybės žinia taip prieštaravo jų ambicingiems planams. Šiuose persekiojimuose Saulius vaidino patį nuožmiausią ir negailestingiausią vaidmenį. Prie Damasko vartų gautas nukryžiuoto regėjimas pakeitė visą jo gyvenimo tėkmę. Persekiotojas tapo mokiniu, mokytojas mokiniu. Dienos, praleistos Damaske, tamsoje ir vienatvėje, buvo lyg metai jo patyrime. Senasis testamentas įrašytas jo atmintyje tapo studijų medžiaga, o Kristus jo mokytoju. Paulius nemanė, kad labai daug ką paaukojo, iškeisdamas savo farizitiškumą į Jėzaus Kristaus Evangeliją. Kai Paulius pamatė, kad eina klaidingų keliu, jis susiejo save pagal gautą dievišką šviesą su žmonėmis, kurios manė, kad reikia nušluoti nuo žemės paviršiaus. Jis mokė apie Kristų, gyveno Kristumi ir mirė kankinio mirtimi dėl Kristaus. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.